Taip, iš tiesų, tai į Lietuvą atvyksta įvairių gamintojų nuotekų valymo įrenginiai. Bet kaip bebūtų gaila, tai jie nėra efektyvūs, ne visi nuotekų valymo įrenginiai efektyvūs. Lietuvoje yra reikalavimai, kad nuotekos būtų išvalomos iki tam tikrų parametrų. Tai vat vėlgi, klientas pirkdamas nuotekų valymo įrenginį, jis turi atkreipti dėmesį į jo efektyvumą, į jo išvalymo parametrus, kaip pavyzdys fosforo išvalymo efektyvumo, bendrojo azoto ar kitų elementų. Be abejonės vėlgi visą laiką klientas gali pasitikrinti, susijęti pardavėjo pateikiamus dokumentus tai, kas yra reglamentuojama. Tai yra labai lengva, paprasta. Internete paimti nuotekų tvarkymo reglamente, kuriame yra rašomi, kokie turi būti nuotekų valymo įrenginio išvalymo parametrai. Taipogi, ką reikia dar pabrėžti, kad pirkdamas nuotekų valymo įrenginį žmogus, jisai tikėtina, kad turėtų jį naudoti ne vienas ar kitus metus. Tai yra 5, 10, 20 ar 30 ar dar daugiau metų. Tai reikia įsigyti nuotekų valymo įrenginį, kad jisai būtų ilgaamžiškas ir tikrai atitiktų Lietuvos Respublikos reikalavimus.